Sveiki, brangieji dvyniai, pažiūrėkime, kas jūsų laukia 24 metų kovo mėnesį. Kas jūsų laukia 24 metų kovo mėnesį? Kas laukia dvynių? Kas laukia dvynių kovo mėnesį? Ir taipogi vieną kortą jums noriu ištraukti iš orakulų kaladės, ką visata nori pasakyti dvyniam apie jų 24 metų kovo mėnesį. Ir kai visada prašau minutėlę pamedituoti, paanalizuoti iliustracijas, jos jums jau kažką gali priminti, kas jūsų laukia kovo mėnesį. Ir tada papasakosiu, ką aš matau. Dvyniai, jūsų laukia toks emociškai varginantis mėnuo greičiausiai. Pirmoji jūsų korta – lazdų devynetas. Lazdų devynetas, mažasis arkanas, tai nėra kažkas didžiulio, tragiško, negatyvaus. Lazdos atsakingos už veiksmus. Devynetas tai yra jau beveik 10, jau ta paskutinioji sunumeruota mažųjų arkanų kortą. Tai kuo didesnis skaičius, tuo rodo, kad mes jau einame į kažkokio tai proceso pabaigą. Šį mėnesį jūs galite būti išvargę labai, išsekę dėl turimų darbų, užduočių, ar tai rūpinimasi šeima, ar tai daug kažkokių tais užduočių darbe, daug spaudimo darbe, jūs jau norėtumėt gal ir mesti, o galbūt tą projektą, ar tas studijas, ar kažką, jums jau norisi mesti, bet šį kortą siunčia tą tokią žinutę, kad, pakentėkite, jums jau liko tiek nedaug ir šis gyvenimo etapas, projektas ar kažkas tai bus baigta. Taip kad nenuleiskite rankų, geriau pailsėkite, bet tikrai nemeskite to, ką jau jūs beveik pabaigsite. Kita žinutė, šita korta šitoje taro kaladėje neatvaizduojama taip, kaip mūsų tradicinėje Raiderio Vaito, bet pagal tradicinę kortų kaladę taipogi yra reikšmė ir kad jums reikės greičiausiai atstovėti kažkokias tai savo asmeninės ribas. Galbūt šį mėnesį jūs turėsite daug kontaktuoti su žmonėmis, kurie nejaus tų ribų, kurias jie peržengia bendraudami su jumis. Sakykime, per daug klausinėja apie jūsų asmeninį gyvenimą, per daug mėto kažkokių tais komentarų, kurių neturėtų jie mėtyti, laidyti, taip. Tai jeigu kažkas susijęs su tokiom nemaloniom asmenybėm jūsų gyvenime, jūs turite šį mėnesį nubrėžti ribas, kad man nepatinka, kad tu sakai, likime labiau profesiniuose santykiuose, nežinau, ar tu jauti, bet tu jau peržengi ribą, aš norėčiau likti su tavim gražiuose santykiuose, tad prašau, keiskime temą, ar kažkas tokio. O jeigu tiesiog esate išvargę, tai jūsų kita korta, toks jausmas rodo, kad jūs suprasite jau ir patys, kad jums reikia kažkaip tai atsigauti. Jūsų kita korta yra taurių valetas. Ką rodo valetai? Visų pirma, tai gali būti asmenybės jūsų gyvenime, o valetai rodo vaikus dažniausiai nuo gimimo iki 18 metų, to mokyklinio arba darželio amžiaus. Tai gali būti, kad jūs būsite išsekę, nes jūs turite tokį mažą vaiką ir greičiausiai jisai bus vandens ženklo, tai yra žuvis, skorpionas arba vėžys. Jeigu ne, taurės yra susijusios su jausmais ir emocijom, o valetas yra kažkoksai tai pradinis etapas. Tai gali būti, kad jums yra patarimas išlaisvinkite savo emocijas, savo kūrybingumą, kažką tai kurdami. Pavyzdžiui, jeigu jūs esate labai nuvargę, jūs turite daug tų negatyvių emocijų arba jūs nežinote, kaip pailsėti, jūs dar neatradote savo būdų.
tai pabandykite kažkokius tai kūrybinius dalykus, pavyzdžiui, tapyba, piešimas, kažkoks tai karoliukų vėrimas, nerimas, lipdymas iš molio, bet kas susijęs su kūryba, fotografijos, bet taipogi viskas po šitą kortą slepiasi ir visi tie ezoteriniai dalykai. Galbūt nusipirkite savo taro kortų kaladę ir namuose paburkite, nebūtina ten žinoti visų reikšmių, jūs galite ir internete pasiskaityti apie tą kiekvieną kortą, susirinkti iš skirtingų šaltinių, ką jums ta korta gali sakyti. Galbūt jūs nueisite pas būrėją, pas astrologę, galbūt laikas jums pamedituoti, kažkaip tas emocijas savo išleisti, bet čia labiau eina emocijų išleidimas per kūrybą. Na, pavyzdžiui, nuspręsite podcastą sukurti apie savo dabartinės šių dienų bėdas, situacijas, patarimų žmonėm, kaip praeiti per tai, tai irgi yra kūryba. Na, bet kokią formą kūrybos. Galbūt nuspręsite kurti sukneles ar dar kažką tais. Kažkaip tais išleiskite savo tas visas emocijas. Na ir kita jūsų korta, vėlgi lazdos. Lazdų penketas. Na, kaip matote iš iliustracijos, kažkoksai tai pyktis, nesutarimas tarp dviejų žmonių. Ką šita korta gali rodyti, kad galbūt su kažkuo susipyksite, galbūt jums nepatiks, ką tas žmogus sako, kuo tas žmogus tiki, kokie jo gyvenimo įsitikinimai, vertybės gyvenimiškos. Galbūt tai ne tas pats žmogus, pavyzdžiui, kuris čia jūs, pavyzdžiui, spaudžia arba kuris nejaučia jūsų ribų, tai galiausiai, pablogės galbūt jūsų santykiai. O galbūt tai yra atskiros kortos, jūs labai nuvargę ir galbūt tas nuovargis taipogi jūs sujautrins ir tas jautrumas pablogins situaciją su kažkokiu žmogumi, taip, kurį galbūt įprastai jūs toleruotumėt, bet šį mėnesį dėl to padidinto streso, veiksmo, visko jūs negalite jo normaliai toleruoti, jūs kažką galbūt pasakysite, galbūt tas žmogus pasakys nejausdamas, kad peržengia ribas, taip. Na tai šį mėnesį svarbu nubrėžti ribas, jeigu jums nepatinka, nes tas žmogus gal tiesiog nesupranta, kad jisai peržengia ribą. Pabandykite pradžiai pasakyti, kad man nepatinka. Jeigu tai nuovargis, būtinai tą nuovargį, tas emocijas, tą spaudimą išleiskite kažką tai kurdami namuose, pavyzdžiui, taip galite ir nusipirkti ten tapymą pagal numeriukus, ten tas spalvas dėlioti, kristaliukus kažkokius pagal spalvas, pagal numeriukus klijuoti. Tai nebūtina jau būti menininku, kad jūs galėtumėte išbandyti visą tai. Na ir tai jums bus gal kaip meditacija, taip. Ir šita korta, ką jums sako, greičiausiai gero rezultato tai nebus, kad jūs su tuo žmogumi galbūt ir susitaikysite, bet jūsų nuomonės visada išliks skirtingos. Galbūt jūs esate skirtingų kaip čia net lietuviškai pasakyti, generations kartų atstovai ir jūs perėjote skirtingas patirtis gyvenime, jums sunku suprasti viens kitą. Tai pasistengkite nepykti ant to žmogaus, jeigu jums yra svarbus žmogus, jeigu šeimos narys, tiesiog priimkite, kad jisai yra toks, jūs esate kitoks ir parodykite, kad tai yra mano ribos, kurių aš nenorėčiau, kad tu peržengtum, bet nereikia mums ginčytis kiekvieną kartą, kai mūsų nuomonės nesutampa ar pykti viens ant kito. Ir jūsų korta, taip, ką jums visata sako, burkite, apsaugokite ir išgykite. Tai šį mėnesį gali būti, kad turėsite tų emocinių kažkokių tais žaizdų, traumų ir jums
reikės išgydyti save. Būtent per tą kūrybą ar kažkaip tais, ką čia rašo, kad burkite, apsaugokite, čia labiau eina kalba, vėlgi apsaugokite savo ribas. Taip, būrimas, jeigu jums lengviau, jūs galite kažkokią tai šventintą žvakę pasiimti, praeiti per namus, kryželio formos ten sudėlioti tas rankas, taip, vedant tą žvakę, galite pradėti melstis, galite, pavyzdžiui, parašyti visus žodžius, ką jūs norėtumėt pasakyti tam žmogui ir tiesiog sudeginti tą popierėlį, o galbūt pradėti rašyti kažkokias manifestacijas į dienoraštį, kad aš esu stipri, aš galiu atlaikyti tą ir tą, manęs viskas, ką išbandymus turiu, jie mane sustiprina, ypatingai šita korta tą patį sako, kad jeigu mes neturėtume tų išbandymų, mes neaugtume kaip asmenybės, taip? Tai padėkokite gyvenimui, visatai, kad jūs turite dar tų išbandymų, kuriuos jūs turite praeiti, jie jūs tik augina, brandina kaip asmenybės, išmoko kažko tais. Dėl būrimų jokių būdų nepagalvokite, kad tai būrimai juodos magijos, jeigu turite kažkokių tai žmonių, kurie jums nepatinka, tai aš griežtai esu prieš tai ir negaliu teikti, kad šitą kortą turiu omeny būtent juodąją magiją, tai apie juodąją magiją net negalvokite, bet kuo jūs tikite kristalais, prisidėkite kristalų, paskaitykite jų reikšmes, jums reikia prasivalyti negatyvą, jums reikia geresnio miego, nusipirkite tą kristalą. Jeigu jums reikia kažkokio ramybės kampelio, susikurkite tą ramybės kampelį, ar tai su ikonom religijos tos, kurie jūs tikite, ar tai pasidėkite smilkalų, kažkokią statulėlę, kažkokius tai gražius žodžius ten pasidėkite, norite druskos prie savo namų slenkščio, jeigu tikite, kad druska gali negatyvą kažkokį tai susirpti, norite, išsivalykite energiją su kažkokiam povo plunksnom ar kažką, praeikite per namus, bet kas, kuo jūs tikite, bet viską, ką jūs darysite, darykite, kad pagerintumėte savo būseną, savo moterišką energiją, jeigu esate moteris, savo intuiciją paaštrintumėt, išgytumėt iš vidaus, bet jokių būdų aš nepritariu jokiem ritualam, kurie yra nukreipti į kitus žmonės ir tuo labiau linkit jiems blogo. Taip, tai mes čia fokusuojamės tik į savo gyvenimą, tik kaip jį pagerinti, kaip augti dvasiškai, kaip protingėti, būti išmintingiems ir žiūrėti tik tai į save, o ne į kitus. Taip, tai visi tokie burtai, energijų išvalymai, nieko nesiūlau, kuom jūs tikite, išsirinkite. Čia yra, žinote, kaip ir placebo efektas. Tai jeigu jūs tikite, kad kristalai jūs veiks pozityviai, kaip jūs norite, tie kristalai jūs ir veiks. Teoriškai jūs patys visą tai padarysite, bet tą tikėjimą, kurį jūs į tai įdėsite, jums ir atneš tą gerą rezultatą. Tai jūsų mėnesis bus toksai įtemptas, bet pasistengkite savo jausmus kažkaip tais išlieti kūrybingai, tai tas jums turės padėti. Pabandykite, kaip ir sakiau, tie visi ritualai, kuriais jūs tikite, irgi susikurkite savo ritualą ir galbūt tie ritualai padės jums ramiau reaguoti į tuos visus nelabai malonius žmonės jūsų gyvenime, kurių jūs negalite išvengti. Jeigu jūs galite išvengti, išvenkite, bet jeigu jūs neturite galimybės išvengti, jums tie ritualai turėtų šį mėnesį labai padėti ir išgyti, ir sustiprinti save, ir savo sąmonę, ir pasąmonę, ir viskas tada eisis žymiai lengviau, negu kortos rodo. Jeigu jūs paklausysite ir pabandysite patys kažką tai daryti. Tai kągi, dvyniai, linkiu jums didžiausios sėkmės ir susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.